Sveiki, kas pasidarėte pirmą užsakymą, registraciją su startinė pakuotė ir gavote Super 10, aloe vera gelį ir omega. Manau, kad šios produktus jau išbandėte ir juos pamilote kaip Super 10, tai universalus valiklis, su kuriuo galima išsivalyti visus namus, pradedant virtuvę, baigiant dušo kabiną, plyteles, langus ir veidrodžius, kilimus, baldus, iš rūbų dėmes išima. Ir tikrai labai geras ir saugus produktas, ekologiškas, ekonomiškas ir taupo mūsų pinigus ir tikrai turėsit labai daug gerų istorijų ir pasidalinsit su manim. Aloe vera gelis, jisai tepamas ant odos. Pavyzdžiui, mes galime daryti kaukę. Įspaudus vieną kapsulę vitaminą E, darius tokią košytę, tepam ant veido ir galite eiti miegoti. Jūs neįsivaizduojate, kokia jūs oda, minkšta, sudrėkinta turėsite ryte. Galime daryti plaukų kaukę, tepam iš šaknis. Šis aloe veras tepamas ant sudirgusios odos, ant švarios odos, tepamas ar nusideginus, nusibrozdinus mėlynėms, randams, po operacijos randus galima tepti, susimušus, susidaužus, skauda, pavyzdžiui, sąnariai, irgi galima tepti aloe vera. Nuo hemorojaus. Labai daug žmonių nedrįsta apie tai kalbėti. Labai padeda, labai daug kas išbandė ir tikrai labai dėkoja, kad rekomendavom tikrai šį gelį, kuris veikia šaldančiai ir gydančiai. Paskui galima žvynelinę tepti, dermatitą, skauda gerklėje, tonzilės, ausytės skauda, tepam į ausytę. Pūsleninė sloga, tepam. Tai vienu žodžiu visur, ant pažeistos odos, jūs šią vasarą turėsit labai gražų įdegį. Ir jeigu nusvilote, nusideginote, raudonai skauda, tepkit aloe vera. Patikėkit, jūsų oda nenusilups. Važiuojate šiltus kraštutus, degintis, pasiimkit aloe vera gelį. Ir ne vieną, nes tikrai jų reikės daug. Ir dar galėsite rekomenduoti kaimynai arba kaimyniai. Omega. Omega vartojam per burną, tai yra smegenų maistas. Omega veikia priešuždegimiškai. Omega suaugusiam žmogui, sveikam žmogui vartojama 1 gramas yra rekomenduojama pagal mitybos bibliją. Vaikams iki 5 metų 1 kapsulė, iki 12 metų 2 kapsulės, o jau nuo 12 metų jau kaip ir 3 kapsulės reikia vartoti. Sergančiam žmogui yra terapinės dozės, tai dauginam iš 2 arba netgi 3. Omega galima naudoti per dieną netgi 9 kapsulės. Esant, pavyzdžiui, galvos skausmai, geriam 4 kapsulės iškart ir užsigeriam stiklinę vandens, šilto vandens. Ir žinokit, tikrai nuima galvos skausmą. Skaityk, omega reikalinga prie sąnarių uždegimo. Aplamai jisai yra uždegiminis produktas, veikia kaip nuo skausmo vaistai. Ir ką dar čia norėjau pasakyti? Jeigu pamiršau kažką, tai papildysiu. Tai va, žinokite, kad tai yra saugus produktai. Ši Omega Neolife yra viena pasaulyje aukščiausios klasės, nes yra jinai su 8 riebiosiom rūgštim. Niekas neturi tokios omegos, galite ieškoti. Aš ieškojau Norvegijoje, radau su 5 riebiosiom rūgštim, tai žinokit, kainavo brangiau negu Neolife. Ir vaistiniai, pavyzdžiui, omega yra pagaminta iš naftos, jinai yra sintetinė, o čia yra natūralių būdų išgauta, šaltuoju būdu išspausta iš lašišos raumens, ančiuvų, sardinės. Tai jeigu kilo tau klausimų, klausk ir aplamai esant uždegimui, stipriam susirgimui, papildai yra vartojami neprofilaktiškai. Tada įvedam didesnės dozes. Bet pirmiausia visada atsiklausiu, kiek žmogus gali sau leisti. Tai va, drąsiai dalinkitės su savo artimaisiais,
draugais, kaimynais, kolegėm. Mano mama gyvena be vaistų ir jinai yra senjorė ir gali leisti Neolife, sveikatintis, džiaugtis gyvenimu. Taip, jos vaistinėlė yra Neolife.